Tai pradžiai norim pradėti nuo improkesto, tai kviečiu tris protingus vyrus į sceną. Aš ją išsirinkau per 10 sekundžių, tai čia... Labai prastas. Taip, labai prastas Šiaip pasirinkimas. yra tokia grupė Baltos Varnos, tai jos gražiai dainuoja. Rekomenduoju. Bet ne šitą dainą turbūt. Bet turbūt dėl to, kad jos baltos. Čia... Taip. Ką tu turi tuo omeny? Jeigu būtų Jonas Varnas, tai Gerai. ne taip daina. Taip, tai turbūt reikėtų mums prisistatyti, ar ne? Kodėl žmonės turėtų mūsų klausyti? Aš dažniausiai paskutinis prisistatau, tai aš galiu pirmas prisistatyti. Bet mes jau žinom, ką tu pasakysi. Ne, tu nežinai, ką aš visą laiką Čia taip žmonės pasakysiu. tie patys būna, tai ką mes čia... Tiesiog yra visą laiką naujų žmonių, jiems įdomu, kodėl Yra mums įdomu tas klausyti. vienas naujas žmogus, kuriam reikia pasakyti, kad aš Taip. esu vidutinis žmogus. Aš esu vidutinis žmogus, aš atitinku standartą, esu visiškai vidutinybė, vidutinio ūgio, vidutinio svorio ir aš manau, aš puikiai atstovauju vidutinišką lietuvį ir mano nuomonė sutampa su visų daugumos lietuvių nuomonė. Tai va. O tavo rūbų dydis irgi yra M? Taip. Medium. Taip. Supratau. Tai va. Aš esu tas keistuolis iš mūsų. Programuotojas, informatikas, kuris prie skaičiukų dirba ten, žinai, kompai Windows'us perrašinėja. Jokauju, neperrašinėja Windows'us. Ir kartais ateina paimprovizuoti čia, kūrybiškai paveikti toks biški visko šito. Jau šeimyną turiu vadovą, atsivežiau šiandien. Leliuką mažą. Atstovauju šeimas. Atstovauju keistuolius, Su šeimom. nes retai kas beturi vaikų. Taip. Programuoja daug kas, bet ne visi į sceną lipa, tai atstovauju keistuolius šitame rate. O aš ką atstovauju, tai atstovauju tos aukštesnius, didesnius žmonės nei vidutinis žmogus. Aš viską matau iš aukščiau, tai tikriausiai ir geriau matau, platesnį vaizdą viso ko. Tai galiu pastebėti daug dalykų, kuriuos žmonės daro ir stengiuosi mokytis iš kitų žmonių klaidų, ne iš savo. Tai dėl to daug darbų keičiu ir vis žiūriu, kaip kiti žmonės dirba ir tada įsikvėpiu ir kad galėčiau nedirbti. Tai... Gal nieko nedarai, tiesiog mokais iš kitų klaidų. Man būčiau davęs, tai būčiau suklyvęs. Taip. Tai dėl to mūsų verta klausyti. Ten jau mūsų striukės iškeliauja. Bet nesijaudinkit, žiūrovai. Tai mūsų šiandienos tema yra, nieks net nežino, įpročiai. Taip, įpročiai. Kokių turit blogų įpročių? Pas mane vien tik blogi įpročiai. Vien tik blogi įpročiai. Pavyzdžiui, vėlai valgyti. Vėlai eiti miegoti ir tada vėlai keltis į darbą ir nedamiegojus nuvažiuoti į darbą. Pavyzdžiui, kitas blogas įprotis - nenori valgyti, bet valgai. Picą valgyti blogas Tai įprotis. tau gal depresija? Nežinau, gal ne, aš net nesumasčiau, bet... Aš galvoju, aš kaip visi lietuviai gyvenu, ką aš žinau. Tipo, bet kaip reikia, nenoriu valgyti, bet valgau. Ai, kažkaip kartais tiesiog, aš žinau, nuobodoka. Jonuk, tau reikia valgyti. Aš nenoriu. Ką nenori? Ko nenori? Tėvai, nekiš! Nenoriu! Kai būsi suaugęs, tu man dar padėkos. Tai aš paskui per prievartą valgysiu. Net nežinos, kodėl valgysi. Šiaip mintis, nežinai, aš augau toj va šeimoje, kur būdavo, turi viską suvalgyti iki galo. Tai normalu, negi mesi lauk. Ir kai nuvažiuoji gimnės balių, tavęs visą laiką klausia, ar viskas gerai, ko tu nevalgai, gal daugiau valgysi, gal tu valgyk daugiau ir taip kažkaip pripratina valgyti. Taip? Bet ant tavęs nesimato. Nu, ačiū, eikime, tai nereikėjo. Ką tu čia? Rimtai nesimato. Mes šitas matas. Nors aš ir daug. Irgi nesimato, nes baisiai aukštas. Baisiai. Ant tavęs irgi liūdai nesimato. Nepripratino normaliai. O tai tavęs nevertėm vaikystėje valgyti per prievartą. Ką, žinau, man nieks nepatikdavo. Visas maistas lievas. Ir toks, ką žinau. Ja. Tėvai, nevalgysiu. Šūdas tavo maistas čia. Tai žinau, aš nemoku gaminti. Aš liudukas esu ir man reikia normaliaus maistuko. Supranti, tėvų? Tai Man reikia normalaus maistuko, tėvų. Tuoj baltuką užsisakysim ir atveš mum. Baltuką? Žiūrėk, kad man būtų kėti čiuvokai, nes man ten praeitą kartą sušių atvežė ir tokių keptų sušių ir man tėvukai nepaėjo, žinok. Tai iš kokio restoranėlio mes užsisakinėjom? Tėvuk, man reikia iš Sushi Masters. Sushi Masters. Ne Ten kokio labai mes pats brangiausias šūduko. sushi. Taip, Labai tu išpindėjęs esi. ačiū.
Tai jo. Aš kažkada toks pats buvau kaip liudas, toks perkarės visas ir visą. Kas nutiko? Ir tada pradėjau sėdimą darbą dirbti ir nejudėti. Tada taip atsitiko. Bet aš irgi pradėjau. Bet tu judi gal daugiau. Bet esmė tave, kad aš vaikystė irgi buvo, kur nevalgydavau visiškai nieko. Tai ir tada čia irgi prie įpročių. Tai buvo kokie 2 metai, kai aš beveik nieko visiškai nevalgiau. Ir vienintelis mano maistas buvo batonas su obuolių uogienė. Gerai, turiu baimę. Karočią, aš irgi nieko nevalgydavau, važiavau pas pusbrolį, ten pas giminės, tipo savaitę patostogauti. Ir tipo mama sako, jei nieko nevalgys, tai batoną padėk. Nu, irgi ten nelabai ką valgiau, ištraukė tokį sudžiūsį, nes skanų batoną padėjo. Aš toks, ne. Kur tipo jau, turėjo būti išgelbėjimas. Pas mane tai buvo tiesiog, mano močiutė turėjo labai didelį sodą ir ten pas mus labai daug obuolių uogienės buvo. Ir man teikdavo tą uogienę ir aš pasimdavau visą batoną, pasimdavau beigti cielą batoną. Visą su gabaliukais ir riekutėms suskirstu, tada visų susitepu su uogienė ir ten tokią lėkštę didelį pasiemu. Ir tiesiog mano maistas būdavo visas. Labai primena, Taip. tik su nutela. Nu, aišku, ne nutela, čia aš nebuvau pono vaikas. Tai ką tu Ruduoju, nutelas? kas ten toks video, lenkiškas. Tas su vairyte. Jo. Nutela, tai nevalgys iš niekur. Nes rida buvo 2 pigesnis. O, žiūrėk, kas čia, Liudai? Kiši ranką čia prie kažko. Ką turiu meni? Kas mes tau kažkokie turčiai? Jiem grinkis rududu, Liudai. Ne kokias čia nutelas. O tėti, grėtinė 15. Ne, mes neturčiai, mes imam pieno produktus. Mes neperkam grėtinės, mes perkam pieno produktą. O aš noriu sausų pusryčių. Gerai. Šitie neskvik. Liudai. Neskvik. Oho, mažas maišelis. Oho, Mažas su maišelis. akcija. Čia ne kokius mes kelaks perkam, atsimink. Mes iš Skuodo esam ir mes ne kažką. Supranti, mes ne kokie čia, nežinau. Mes neturčiai. Aš čia pačiups tam noriu. Kokį čiupačiups tu savo liežuvį? Užkiškų žando. Čiupačiups. Bet tai vietoj čia pasiūs galėjai tiesiog nusipirkti maišelį saldainių, tu čiulpenų ir viskas. Tas pats realiai. Tik tai, kad ten pagaliuko būdavo. Aš pamenu, kažkada prašiau mamos 14 centų, kad čiupačiupsą nusipirkti. Ir buvo taip blogai, kad man net nedavė. Mama. Mamytė. Mamytė. Kaimynas valgė čiupačiupsą, aš jau jį noriu. Mamytė. Mam. Mama. Tik 14 centų. Lietuviškų. 14 centų. Nu, gerai, supratau. Aš taip įsivaizduoju ir buvo. Šiaip visą laiką gali cukriuką užsikištų žandą. Žinot, būna kubeliai, cukraus kubeliai. Mes pus nebuvo. Pas man irgi tokio Pas dalyko nebuvo. kaimyną tik buvo. Išneždavau kartais man vagdynį. Paragaut kubelės cukraus. Užsikištų žandą. Bet dabar jaunimas netokio, kad gali cukrų nuoti, ten užsilašina, ką nors ant jo. Prie įpročių reikia nepamiršti, jo. Mes bandėm apie įpročius šnekėti. įpročius. Bandėm. Bandėm. Kaip pas tave labai Pas įpročiai. mane Dabar, kai jau. dabar tai labai išėjo mano įpročiai, kadangi aš nedirbu vis dar. Tai aš labai irgi va, kaip Visai kaip aš. Jo, Visai kaip aš. Jo, kaip vidutinis tas žmogus. Jo, jo. Tai aš irgi dabar va, ir miegu ilgai. Čia, kas pas mane labai įdomu, tam va, visam cikle poros yra, kad man visą laiką reikia 8 valandų miego. Bet nesvarbu, kiek jisai, kurioje poros metė jisai būna. Tai būna, kad aš nainu labai vėlai mėgau kokią 3 nakties, tai vis tiek atsigriu tada po 8 valandų ir būna kokia 1. Bet visą laiką išmėgau tas 8 valandas. Sąžininkai. Bet nei daugiau, nei mažiau. Visą laiką 8. Tik tavo metas nelabai normalu. Mano metas. Nėra tiek daug mano metų. Jau reiktų suaugti. Nu tai ką, aš bedarbis, aš turiu savo Tai pasirinkimą. tu turi daug laisvo laiko. Aš Aš pas turiu tave daug laisvo turėjai, laiko. buvo proga naujų įpročių kažkokių priprasti Jau išmokti. galėjai išmokti kažką gero. Nu,
Ne, Jo, daugiau. ką išmokai geras tiek daug laisvo laiko? Ką gerai išmokau. Nu, tai aš taigi ėjau tos kursus, išmokau apie IT sistemas, bet dabar jau mėnesį laiko nieko neveikiu. Tai tiesiog gaminu, tada einu, kur žmonės mane pakvietė, čia į lauką kur nors išeiti. Į kiemą daug kviečiu? Jo, kiemą. Tave į kiemą kviečia. Tai dar nesaugęs. Prie supinų. Tai koks čia, tai vat dar susigalvoju. Nebūdavo tokie mazoliai nuo supinų ten. Ką? Nu, Mes eidome į lauką. palauk. Pakabėt, pasisupti. Ką, tu tipo ant turnių toks vargšas buvai, kad net supinį neturėjau ant turniko tiesiog, va taip. Čia kabini ir su... Ką? Pradedu galvoti, kad tikrai vargšiai buvo. Nu jo, nebuvo pas mus supinų. Tai tipo pasikabini su Buvo du turnikai ir tarp jų tipo džiausti drabužiam tie. Tai drabužių pats kabini. Ne vietoj drabužiam, tų turnikų kabėdavo. O kodėl tu tai vadini supinį? Nu, supdavais, ką? Liuduk, nenupirkau tau čiupo-čiupso, buvo bloga mama, bet gal tu ateik ant arkliuko pasisup. Čia kėdė. Jo, čia kėdė, bet įsivaizduoju, kad čia yra arkliukas tiesiog. Gerai, aš tave pasupsiu. Aš žinau, galiu visai įsivaizduoti. Jo. Ir galim kartu. Jo. Ir iya. 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 Tak. Gerai pavargo arkliukas. Aš tą noriu. Viskas pavargo arkliukas jau. Nu. Centai mes gerai. Lieturim. Gerai. Ai. Liūdna, jo. Ne, kažkaip. Nu Čia gerai. jūs, nežinau, jūs Kaune Jonavoje augę iš čia. Aš tai... Daugiau kapitalo būdavo pas vis. Pas mane kiemė irgi supinė nebuvo, pavyzdžiui, tai aš eidavau į kitą kiemą. Bet ten laiką būdavo tikimybė, kad sumuš. Nes, nu, jeigu tu ateini... Tu čia atėjai suptis? Suptis atėjai? Taip. Jo, nori mano supinėlį pasisukti? Nori pasisukti rateliukai? Pas mane nėra! Pas mane nėra! Suptis! Nu, vaikė be kojų. Apgink supinės mūsų kiemą. Esi žemą! Ten būdavo taip daugiau kumščių naudodavo ir mažiau burnos, bet ja. Taip. Bet ten tikrai būdavo pavojinga visą laiką, nes eidavai į kitą kiemą ir visą laiką buvo tikimybė, kad tai sumuš kas nors. Nu, bet dažniausiai pabėgdavai, nes jie... O tai nebandai naktį suptis, pavyzdžiui. Šiaip taip ir būdavo. Palaukia nakties, kol jau nieko tikrai nebėra, arba anksti rytainį iki pietų. Nes nebūdavo rytais ir vakarais nieko. Nes jau liepdavo mamos, žinai, namie būt. Einam pasisup slapčia. Jau po 12. Tamsu dabar jau. Tikrai nieks jau netykos. Tikrai nieks netykos. Kas čia mano kiemė žasinai? O ne, jis žinojo! Tai va, viską ten. Ja, tai pas mane labai, Jonavai, tai labai, taip, nežinau, čia Kaune ar buvo taip tais laikais, bet kai girdėjau, tai būdavo, labai sunku būdavo išeiti iš jūsų iš kiemo savo, nes ten savas kiemas, tai visi Tėvai sako, reikia kiemą padaryti. Jo, išeini į kiemą ir bėgi iš daugiau už jo, neišeini, nes jei kitaip gausi. Ir jeigu stogo gero neturi, tai gauni. Bet pas tave broliai kažkokie. Tai aš vyriausias, tai aš. Ir aš labai nekietas vaikas buvau. Tai toks nukūdas, kaip tu buvau, kad ten mane pastumė ir krenti ir viskas. Tai nelabai. Nu, aš, tu Skuode, tu Jonavoje, aš Kaune augau. Tai Kaune puikiai mums sekėsi. Būdavo muštynių, bet dažniausiai kiemas būdavo komanda ir kovodavo prieš kitą kiemą. Pavyzdžiui, sniego pilis gredavom ar panašiai. Kartu. Kiemas buvo hebra, kuri prieš kitus kiemų pasaulyje irgi stovėdavo. Matai, Tai va. Taip. Tu tai prieš kaimus turėjai. Nu, Jo, kaime ten turėtų Ten kitos. miestas Skuodas. Miestas, jau, bet nedidelis labai. Tai kokios jūs buvo grupuotės? Pas mus buvo, pažiūrėk, kiemo. Visi kiemo berniukai išeina ir jie yra hebra. Ką, pas mus buvo kvartalas, vadindavos Nigerių kvartalas. Snigerių? Nigerių. Kodėl taip baisiai? Kas tas Nigerių turėtų būti? O kodėl Nigerių? Nu, Tikrai nei vieno juodo neturėjot. nu, ne. Neturim.
juodai visi. Čia patys pasivadino, ar jūs taip vadino? Kažkas pavadino, nežinau. Realiai tik iš šūlio, kai pradėjau veikti, sužinojau, kad taip vadinasi. Nu, Sakau, supratau. tai tu išnygio kvartalas toks, ką? Pas Jonavaitė buvo viršus ir apačia. Tai ant kalno užvažiuoja, ten viršus yra visas rajonas ir apačia buvo. Tai į apačią nusileisti buvo labai problematiška. Aš galvoju, dar apie įpročius bandom grįžti. Liudai, aš ne kažką, jis ne kažką, pas tave turi būti tikrai įpročių. Nes tu esi produktyvus. Rutina šiaip žiauriai gera. Atsikeli 8, 9 darbe, padirbi, grįžti, dingsta laikas su vaiku, pagėmini biški, eini mėgoti. Kiek tas biški? Kas? Kiek tas biški? Valandą, 2. 3. Čia labai mažai. Bet Arba miego sąskaita jau būna. O tai gerai, tu spėjai 8 val. Atsikelt, atsikėlęs būti 9 jau darbe? Jo, man pusę valandos skidavo. O tu per pusvalandį spėjai susiruošti darbą? Tai atsikeli, išsivalai dantis, nueini tulką. Jo, skamba gražiai, bet aš nejaučiu, aš žinau, kaip jisai daro, žinai, būna, kažkas va tokio būna. Taip. Jisai... Čia jau lovas pjau. Ir viskas. Aš ant tuliko atsibūnu. Iš pavakar. Pavakar. Ne, šiaip aš tai prieš žadintuvą dažniausiai atsibundu, kad šeivynas nepražadint. Sąžiningai prabunda. Šeimyna juokėsi. Tokia... Sąžiningas jogas, Aš toks... Bet tipo ne. Toks geras, kad net atsikelia anksčiau. O tai gerai, tu išstatė žadintuvą 8 ir atsikeli be 5-8, kad spėtum žadintuvą išjungti. Nu, dažniausiai tai būna. Tai kam? Tai gali nestatyti, ko tu bijai rizikuoti. Tu bijai rizikos, nenori biškai savo gyvenime... Žinai, nes pas tai labai viskas ten nuobodu, kaip supratau. Gal, jo. Kas? Ką žinau, reikia darbą nueiti. Nepasidarai. Man tai ne, ką aš žinau. Tai tau trūksta pramogų, pas tai labai didelė rutina, Liudai. Taip, tam aš čia tai imu. Mes to pramoga. Taip. Čia labai puikiai pramoga. Gerai, tai dar apie įpročius kažką. Kas turit kokių keistų įpročių? Keistų įpročių. Nu, pavyzdžiui, man tai trunka išsiruošti iš namų minimum 45 minutės. Tu gal vaiką turi? Ne, aš tiesiog turiu savo rutiną irgi. Nu, tipo, ten tas pats tualetas. O, pavyzdžiui, su to, nežinau, čia kiek čia kalbėtų. Bet visi tą daro, čia geriausia tema. Esmė tame, kad pas mane nesvarbu, iš kada atsibundu. Nu, tipo, kaip sakiau, 8 valandą pamiegu, tai gali būti, kad ir 6 ryto, ir gali būti, kad 2 dienos. Jeigu aš tik iškeliu lovą iš lovos koją, man jau reikia iš karto į tualetą. Jau noriu šiek tiek. Jo, iš karto, momentaliai, ta prasme, nėra kito pasirinkimo. Tiesiog viskas sudėliota taip pas mane. Ir jeigu nėra galimybės, pavyzdžiui, kai keliavau su kemperiu ten 3 savaitės, tai buvo žiūriai sudėtinga. Kai tu negali iš karto atsikėlęs atlikti savo rutinos reikalų. O tai kemperiui būna? Nu, ten neveikia. Tai gali varyti tada tipo iššalti laukia kažkur. O tai kas tada buvo? Tai ateik. Laurinai, kelkis! Kelkis! Ne. Kemperį išaušo rytas, Laurinai. Ateik iš savo. Ateik iš savo kamą. Kas? Nėra tualeto aplink, nesikelsiu. Tai mes turim važiuoti. Ateik, Laurinai, reikia kiaušinienę kepti, reikia valgyti, daug reikalų šiandien laukti. Aš negaliu. Tu susijėm. Aš susijėmęs. Kas čia per garsai? Aš susijėmęs. Kemperis yra labai uždara patalpa ir čia nėra beveik ko kvėpuot. Taip. Laurinai, tu visiškai mūsų negerbi šitam kemperį. Aš dėl to esu labai susijėmęs. Kaip? Aš dėl to esu labai susijėmęs. Ko tai mane žiūri tam? Laurinai, ko pas tave akis tokias kažkokias yra apsvaigiai ir panašiai?
mano rutinai ištiko laikas jau. Galvoje dujų kamerą. Nu, tai va taip. Tai va, tai ten buvo labai daug reikalų, bet paskui įpranti per laiką, kad ne visą laiką gausi tada, kad norėsi. Ar nebuvo Išlepė, žiūrėk. Va. Ar nebuvo vaikystė, kad galėdavot ilgiau užlaikyti? Aš esu buvęs stovyklai. Čiut ne savaitę, gal net nereikėjo į tą vietą man. Tai čia iš streso. Dabar mes kokių 5 dienų stovykla buvo ir gal 5 tik nueina į tą vietą pakakot. Čia iš stresos, kad tai būna žmonės, kad keliaudami, tarkim, kitą šalį nukeliauja ir negali. Čia labai geras stresas toksai. Dabar tai naudingas. Varo į kelnes tiesiog. O seniau kaip gerai būdavo. Užstresuoju neveikia tiesiog. Gerai, turbūt tai gana apie tualeto temas. O apie įpročius, tai aš galvoju, kad turi ir naudingų tų įpročių. Pas mane, viskas, aš žinau, pas mane labai naudingas yra įprotis, aš labai gerai savo laiką susiplanuoju. Žinau vis laiką, kiek laiko užtruksiu. Labai nemėgstu vėluoti, dėl to labai susiplanuoju viską. Tai mano toks įprotis yra tas pats su to susirašymu. Žinau, kad man reikia kem 5 minučių, dėl to nieko nepažadu, kad iš karto vietoj bus. Man paskambina, sako, čia reikia už 10 minučių, nesakau, už kem 5 minučių. Už kem 5 minučių ir dar Kaune visur per 15 gali nuvažiuoti. Tai už valandas bus. Lavinai, alio. Patekau, jie važiuok čia. Tai gerai, bus už 45 minučių. Žmona. Davai, greičiau! Tu supranti ir pažįsti mane. Žinai, kad už 45 minučių tai gali būti. Supilso mašiną! Laurinai, skambina kitą liniją. Alio. Čia tavo mama, aš gimdau tau brolį. Man reikia, kad nuvežtų mane kažkur į... Tai gerai, aš būsiu už 1,5 valandas, nes kitai vietai turi būti už 45 minučių. Blemba, pagimdysiu paskui kažkaip čia ne taip, Laurinai, nu. Tai tėvas pažiūrės greičiau. Tėvas? Kur tas tėvas? Bet ir tokiais atvejais, ne? Jo, aš visą laiką susiplanuoju, tai va, būna visą laiką. Stiprus įprotis. Jo, tai va, dėl to niekad nevėluoju. Jo, netgi visais atvejais, jo, pavyzdžiui, Laurinai, aš tavęs laukiu, aš čia visiškai esu pasiruošusi lovytį atsigulus ir, žinai, turi tik tai 10 minučių, nes jeigu nespėsi, tai aš užmigsiu. Tai tieko pažadinsiu. Eik šik. Tai yra buvę. Net ir tokiais atvejais. Yra buvę. Bet, Bet sakėm, šitos temos neliesim. Taip. Gal kitam kartui apie moteris pakalbėsim. Apie įprotį aš turiu tokį įprotį, kad aš kažką susigalvoju, kad darysiu. Ir paskui nedarau. Aš, pavyzdžiui, galvoju, va, artėja pavasaris ir savo sodelį ten taip tvarkysi, taip prižiūrėsi, bet ateina pavasaris ir ne, aš taip nedarau. Bet dažniausiai būna, bent jau man tai iš vakaro būna, tipo vakare. Aš va kitą dieną, kai imsiu, kaip darysiu, taip, tada nieko nebedarai. Šią savaitę buvau sugalvos atsikelsiu anksčiau į baseiną. Ja. Atsikėliau kaip visada toks. Nu ką aš bandžiau apgauti. Atsikėlė 5 minutės prieš 8? Jo. Tiesiog prabudau kokią 2 valandas prieš. Nu tai galėjai eiti. Ir buvo toks, miego nuomonė. Bet tu prabudai prie žadintuvą. Tai tu turėjai, jeigu šeštąjį nusistatėjai žadintuvą, turėjai prabus be 5-6 tada. Ką? Nes tu norėjai anksčiau atsikelt. Tu turėjai anksčiau žadintuvą nusistatyti. Kas būna, kai nusistatai anksčiau žadintuvą, kada atsikeli? Jeigu tu nusistatai žadintuvą 6 valandai, ne 8. Aš čia buvo optimistinis planas. Taip. Jeigu atsibusi anksčiau, tada jis. Taip. Bet šitie... Yra buvę. Yra buvę. Netyčiom. Netyčiom. Šiaip vasarą užeina tokie, kur atsibundi per anksti labai. Jums neužeina? Atsibundi per anksti. Jo. Nes saulė šviečia, pavyzdžiui. Nu, tikriausiai. Aš dėl to užuolaidas nusipirkau tokios, kur nešviestų man. Aš labai nemėgstu saulės. Nepatinka man. Nemėgsti saulės aplamai? Aplamai saulės? Nu jo. Labas, aš saulė. Ojei. Aš labai graži. Ne, aš su saulėm nebendrauju. O kodėl? Aš tik tais su Laurom. Daug ką prarandi.
Šiaip turiu 3 buvusios Lauras. Lauras? Galvos saulės. Lauras. Laura. Čia kažkas Savo prieš tai buvusi dabar. Ne Laura? Ne. Tai tu turi įprotį turėti merginą vardu Laura. Taip, Taip? taip. Galima ir taip teikti. Ai, tu. Laura. Oi, tai jau būsi mano. Jo, ko to seilė tysta. Aš net negraži. Nesvarbu. Kas? Bet aš mėgstu išgert, Laurinas. Nesvarbu man. Bet tu Laurinas, o aš Laura. Taip. Ar nėra, kad tu myli savo moterišką variantą? O taip ir buvo. Nėra, kad rimtai tu Laurinas ir tau patinka Laura ir čia yra biški šiurpu. Nieko čia šarpaus. Ką? Šiaip, nu, kaip ten sako, reikia save mylėti. Jeigu savęs nemylė, nu, tai kitų negali mylėti. Man atrodo, tau reikia pas psichologą. Daug labai pažįstamų turiu, man sustinki ir ten tą iš psichologiną per tą laiką. Bet šiaip tais tos Lauros, tai tiesiog pačios limpa, nežinau. Nes tu Laurinas. Visi su... Taip. Visi nori su savim. O čia yra Laura gal tarp žiūrovų, šiaip įdomu. Ar kam yra Laura? Gal Pažįstat Laurą? Jo, nelaikykite jos, tegul bėga į sceną, šoka ant kelių, ką aš žinau. Bet šiaip, pavyzdžiui, aš su kitais Laurinais labai nesutariu. Jo, nes jiems irgi Lauros tikriausiai patinka. Nes tarsi, aš negaliu būti vienai patalpos su kitu Laurinu, nes kažkokia iškart įtampa. Nežinau, jums būna... Šiaip tu pirmas Laurinas, su kuriuo sutariu. Visi Laurinas. lopai, sakau. Tarsi visi Laurinai, su kuriais aš susitikiu, visi lopai būna. Vienintelis aš normalus. O, pavyzdžiui, nu, tu, Deividas dar vienas būna. Normalus tai Deividas. Normalus. Bet sutari, jeigu būna kitas Deividas. Jo, maladės, duodu pitaką, žaibą, sakau, o, zdarova, Deividas. O tau liūdai yra tekę sutikti kitą liūdą? Tik per teliką. Tik per ten. Ir toks mažiukas dabar jau. Auga. Liudukas. Bet pavyzdžiui, Laurinų irgi nėra jų daug, tai aš labai retai jos sutinku. Jo. Bet va kitą savaitgalį tikriausiai visą teks savaitgalį prabūt su Laurinu, tai nežinau, kaip ten seksis. Tikriausiai paprastai. Tikriausiai paprastai seksis. Atrodo, dviem Laurinam čia vietos per mažai. Man irgi taip atrodo. Laurinai. Tai kuris Laurinas čia iš mūsų dabar liks Laurinu? Pasidalinam. Aš vieną dieną, tu kitą dieną būsi. Jo. Tu būsi Laura šiandien, aš būsiu Laurina šiandien. Tikiuosi, taip nebus. Gerai, gal jau pabaigai kažkokį galim tiesiog po išminties, kadangi esam protingi atseit. Man labai toks nušvitimas atėjo, kad jums reikas pas psichologus. Taip, Mano, ko man? Ką aš? aš jau pamiršau, apie ką kalbėjau, bet ten labai švietėsi. Vietėsi? Tau depresija tokia biški. Ai, aš tik tai valgau, ką aš žinau. Kad... Valgai, nes nenori. Bet čia yra normalu, aš galvoju, nu matai, tu gali verk, gali žiūrėti liūdną filmą, gali būti Prabalsuojam, kas nepatenkintas. valgot, bet nenori. Visi, va, paplokit, kas valgot, bet nenorit. Va, jau girdžiu, ovacijos eina. Ovacijų. Tu žmonės iš kokių 30. Bet aš nežinau, ką aš darau. Žinau, ką aš. Nu. Aš tai galvoju, kad visi mes turim tų blogų įpročių ir čia tiesiog, jeigu žinai, kad tie blogi įpročiai, tai viskas sakei, bet jeigu tau netrodo, kad tie įpročiai būtų blogi, bet, nu, jie vis tiek yra, tai tada reikia jau susirūpinti. Tada jau reikia pas psichologai. O aš kartais save nuraminu, nes pasaulis yra netobulas ir aš esu netobulas ir mes tiesiog gyvename netobulam pasaulyje, va, išmintis visiems. Ir nepykit ant savęs dėl tų blogų įpročių. Mes visi jų turim. Dar liūdai pridėkam. Aš net. Jisai neturi blogų įpročių. Pas mane išskirtinai tai gerai įpročiai. Mama, tai nesijokia dabar. Užsiemus, man Reiškia tiesą sakau. Gerai, tai Ačiū jums visiems. Ačiū, kad žiūrėjot. Kad išklausėt. Taip, Turiu protingų vyrų. taip. Čia kaip pas psichologą, tik tai tarp daug jų. Jo, mes turėjom pasipasakot. Mes turėjom daugam pasipasakot. Gal čia jiem kaip pas psichologą. Ne, tu pas psichologą šneki daugiau. O čia jie tiesiog klausys. Nežinau, nesu buvęs. Gal Aš irgi. Oh, yeah. Gerai. Ačiū Kaip jums. sako, ko vyrai nepadarytų, kad tik išvengtų terapijos.
podcastą pradėtum.